Tai kągi, sveiki visi ir vėl mes sugrįžom prie mūsų hardcore, bet šį kartą jau antra dalis. Tai biškai prasidėjo namą, bet reikės dar visą šitą sieną išgriauti. Tai tiesiog biškai praskipinau kaulą, biškai pasirinkau tvorą, taip tiksliau tiltas dar vis normaliai. Iš lauko dar taip nelabai atrodo, bet susitvarkysim. Tai dabar aš nenoriu daryti labai ilgo video, tai tiesiog greitai dabar praskipinsiu, kad tiesiog iškiršiu visą sieną. Tiesiog nebesakysiu, kad skipinu, tiesiog visą laiką praskipinsiu. Tai va, vėl viską praskipinau greitai. Iškirtau tą sieną. Tai dabar kaip ir normalus kambarys, tai dabar aš greitai sustatysiu visas sienas. Noriu čia, kad... Viena siena beveik padaryta. Jau tiksliau padaryta. Dabar dar tik čia reikia prisistatyti. Reikia greičiau statyti. Medienos gabaliuks, kur aš dar turėčiau turėti medieną. Dar turiu truputį, bet nebedaug. Kažkodėl. Šitos sienos nedarysiu aš dėl to, nes čia bus stiklas. Langas didelis labai. Tai dabar tiesiog grindis reikia išsikirsti. Dabar aš greitai iškirsiu visas grindis, tai jo. Va, viską iškirtau, dabar greitai sustatysiu. Greitai, tiesiog greičiau, nes jau naktis ateina. Oi, čia biškai netyčia. Dar gabaliuką va čia reikės padėti. Tai dabar aš noriu greitai šviesas pasigaminti. Užteks tikiuosi 8. Čia viena. Čia gal dar viena. Čia ir čia. Užteks. Dar tegu ne čia viena, bet šiaip per daug, bet nieko tokia dabar. Dar man lubas reikės kirsti, bet dabar man pirma nebeturiu aš medienos. Kol dar zombių nėra, jau matau skeletoną. Tai nežinau, jo bis mane paus, nenoriu aš nukrist dabar. Tiek to dėkui, ateina svečių, mes jums sudabasinsim. O Jėzus vos nemiriau. Aš gal dabar pasistatysiu taip paprastas, tiesiog dabar palauksiu, aš tiesiog pastovėsiu šitoj vietoj, kol ateis diena. Tiesiog biškai padarysiu va šitą kampiuką, kad matyčiau ir va tiesiog va taip pastovėsim, kad tik matytume, kad diena ateina. Dabar aš tiesiog palauksiu, kol diena ateis. Kaip paskaičiavau, kad laukiau 2 minutės, kol atėjo diena, beveik 3. 2 minutės 26 sekundės. Laukiu, kol ateis diena. Tai dabar, ką aš darysiu, tai pirma, tikiuosi dabar nėra prie mano namų creeperio, kuris gali padaryti big explosion. O vištą matau, reikėtų nužudyti. Nes mums labai maisto reikia. Komėra, tik. Oi, nepataikiau. Ačiū. O dar viena vištikė. Vėl biškai nepataikiau. Ten lava, matau, o ten va. Bet nieko tokiam, dabar aš greitai prisikirsiu. Ką žinau, kokius 5 medžius nukirsiu, tai dabar aš greitai kirsiu. Oi. Man liko dar vieną nužudyti, bet aš dabar ką tik pamačiau šunį. Tai aš labai norėčiau jį prisiauginti. Aš turiu tik 2. Ne, nepavyko. Tik to nukirtau dar vieną vištą. Karvė dar dabar antrą kiaulę kirtum. Čia labai pradėjo daug gyvūnų atsirandinį. Per naktį gal dar biškai prisirinksim. Reikia namuose dabar tokia nedidelė gyvūnų fermą kaip pasidaryti. Tai
Tai jo, taip pat tiesiog pasidaryti čia vieną, va tokį, nu tiesiog kažkaip čia vieną padėti bloką, atsitūpti ir va taip va tiesiog mušti jos. Nes tiesiog reikia man biškį tų. Man dar vieną medžią reikėtų nukiris, bet nukirtau 4 užteks. Nes pamačiau šunį, tai labai norėjau šunį prisiauginti, bet neišėjo. Ir būtinai aš pasigaminsiu šitą. Netgi 2. Vietoj tos gėlytės. Kad galėčiau išsikepti greičiau. Užteks 3. Čia irgi įdėsiu šitus 3 ir įdėsiu šitus. Jeigu man kepa, o dabar aš greitai paskipinu, kad nukertu. Palauk, stogą. Šiaip aš stogą. Aš blogai pasidaręs. Tai dabar aš greitai čia pastatysiu šitas nukirsiu torčius, nes aš net norėjau padaryti pirmą namą. Tai dabar aš greitai paskipinsiu. Nu tai va, biškai buvau ten, buvau išnuplaukęs prisirinkti smėlio. Nes ten, kaip sakiau, steklai reikia, va ten kažkur toliau. Už to kalniuko ten šone. Bet dabar aš nežinau, kaip man užlipti. Šiaip man reikėtų pro ten. Nes aš daugiau nelabai, kaip pasakyčiau, neturiu plaukų. Ir susitvarkiau pas mane kambarį lubas jau. Tai parodysiu kaip jau, va taifa. Tai dabar aš galiu ir netgi, man dabar ko labai reikėtų, tai pasigaminti. Oi, taip aš pagaliuką, bet. Ok, dabar tiesiog nueisiu čia. Greitai pasigaminsiu šitą. Dar vieną šitą. Dabar greitai apačiai čia iškeris. Dabar kastuvas, kur mano kastuvas buvo. Smėlį aš dabar šiaip galiu įdėti. Dar maistą jau išsikepiau rimtai. Reikia paimti dar biškį iš čia. Dar čia maisto, net nebežinau, kur aš ką susidėjau. Nu, gal išsikeps nors kokie 10. Tikiuosi. Biškai užbugino, bet nieko tokia susitvarkys. Čia kad būtinai ir duris pasidarysiu, nes jau senai norėjau šitą pasidaryti. Ir taip pasidarau. Aš tų durų. Ir ką rašykite komentarus, kokios man užduotis pasidaryti. Pavyzdžiui, kažkur čia, kažkur ten, visur kažką pasistatyti. Tiesiog galiu. Man nėra sunku Ok, dabar man reikia. Oi, ne. Ne čia. O čia naisau. Būtinai duris reikia pasidaryti, nes labai jau senai norėjau, bet taip. Ne, net ten dar pastačiau. Kiškėvi. Opa, stiklo jau turim biškį. Vietoj torčio galiu. Va. Jau gerai turim namą normalų jau, kaip ir. Geras visai. Dar čia bus kambarys tikslai, dar kažkur čia per vidurį.
Per apačią, ten apačioj gal nelabai, bet... Ne, man trūksta vieną, galėsiu lovą pasidaryti. Biškai blogai. Bet aš rožių turiu, tai aš galėčiau lovą raudonai nusidažyti. Girma jau nebekepkit, nes... Arba tik kep. Tai dabar čia va galim laukti, nebepraduri žiūrėti, kol bus diena. Ir paskaičiuosiu, kiek laiko vėl man kol atėjo diena. Tai dabar greitai aš. Praėjo irgi 2 minutės, bet šį kartą 2 minutės ir 17 sekundžių. Nes, nu gal biškai per naktį čia dirbom, tai ir greičiau praėjo. Tai dabar, ką šiandien aš noriu daryti? Tai dar pirmą pasigaminti čestą. Oi. Kodėl tai blogai mums sekas? Mums vieną trūksta. Aš tą stiklą nežinau, kur man dabar dėti. Tiesiog pasiimu škirvį. Noriu iš dar kokią ironą susirasti. Biškai bugino reikės perkrauti žaidimą, turbūt, jeigu daug bugins. Dar 2 šunis. Nemušiu jų, nes mane... Kaip pasisekė avis. Viena, kurios man vienos ir bereikėjo. Jup, viskas. Dabar galėsim namie pasigaminti lovą. Ir ko dabar aš labai noriu, tai man reikia, nes jau buvo skeletonų naktį. Diena, saulė, jie gal mirė, gal kaulų dujų bus. Nes jie numirė. Vandenį galbūt po medžiais. Dar va šitas aš... Ten pasirodyti kaip skeletonas tas beržas, bet ne. Gerai, tada dar tik to aš dabar kirsiu medžius tol, kol sulaužysiu kirvių, nes man jau greitai baigsis, matot. Tai baigsis, tai greitai kertuosi. Tai va jau dabar 12 medį kertu. Ir jau labai greitai man sulūš kirvis, kaip matau. Dar biškutį išgyvena, bet jau greit Greitai. Viskas pasivaigė. Ir prisikirtau iš medienos. Šteka ir dar biškį. Dabar greitai varūkiu. Ne dar. Bet mane greitai pikeksas irgi baigsis. Visko reikia mintis. Per kitą epizodą arba tiesiog nefilmuosiu video, tai pasistengsiu susirasti biškę ironą. Kokią kasyklą pasigaminti, kaip sakyčiau. Dabar pirmą aš noriu prisigaminti daug medžio. Va, greitai matot. Tiesiog ilgai spaudė ir gaunat. Kokius 4 stekus turėčiau gauti? Jau vieną turiu. Jau 3. Ne, kokius daugiau turėsiu. Kokius 5. 4 stekas. Jo, beveik 5 stekai. Ant pirmą... O, ne pagaliukus norėjau šiaip. Gerai, tiesiog čia susirasim lovą, pasigaminsim būtinai. Čestus kokius 4. Dabar noriu... kirvį reikia dabar gamintis. Greitai aš dabar vėl viską greitai noriu praskepinti, nes įsikirsti dar vieną kambarį. Mėgot aš ir čia galiu, bet skrynės, kur bus daiktai. Tai dabar greitai aš. Nu jau tiek pasistačiau, dabar tik tai statau čia viską. Daugiau kitą kartą, jeigu daug vietos labai jau taip reikės, tai pasidarysim biškį, kaip ir pasakyčiau, biškį didesnį. Oi. Bet dabar kol kas kokiems keliems čestams, 2 dideliems čestams, tai turėtų, kaip sakyčiau, užtekti. Vienas čia. Čia susidėsiu aš gal, sakyčiau, labiau akmenį. Visą akmenį. Ir tada, nežinau, kada čia dėtis. Maistą gal apačioj susidėti. Kol kas. Tai nežinau, kur matėti kažkur čia. Nes jisai.
Na gerai, šį kartą 15 minučių video, tai tikiuosi užteks. Visą gerą, iki kito karto.